Na, kylam kažkur, ne kažkur į San Mariną. Tai čia ir tai tave ar vampyrą, man čia mažas skirtumas. Ir mes čia buvom, ir mes čia ėjom. Niolė sako, gana ekstremų. Čia laikausi, o kur nulipimas? To Niolė pasėdėk, aš o čia palipu kažčia. Oi, kiek užpakalių sėdėjo. Opa, čia man gal nešokti? Va. Čia sėdi 31 571 užpakalis. Nu, kažkur bandom vaikščioti dar. Žmonės vaikšto. Žiopliai. Šunis myža ant kampų. Nu, kažkur vėl išėjom. Un passo laterale sinistra, marca. Un passo avanti, marca. Un passo laterale destra, marca. Dietro, pronto. Presenta, marca. E marca. Di, va. Piante, piante. Marca. Guardi avanti, marca. 1, 2, 3, 4. Op, op. Čia. Einu. Sako, čia Austrai. Kaip čia mums seksis nusileisti? Jeigu nepaklysim, einam kažkur. Ten mes sėdim, matot visi? Nijolė daro žygį kažkur į bažnytėlę. Sako, ten yra. Tik nežinau, kur čionai. Aukštokai čionai. Mes atvykom į Florenciją, atrodo jo. Ir pasistatėm čia savo džipuką. Lyja, palaukiam lietus baigsis, va Nijolė čia baigėsi ruoštis. Keliausim tenai kažkur. Na štai, truputį nusileidam žemiau. Ką matom, leisimės dar biškį žemiau. Nu, bet taip nieko, vyrai, kad aš tokią figūrą turėčiau. Nieko, gal ir į mane taip pat žiūrėtų, kaip čia jos žiūri, a? O dabar kažkodėl į mane nežiūri, bet į jos žiūri, o? Keista logika. Gelžbetoninė, bet žmona. Nu, Nijolė sako, čia Toskana. Nu, gal jin žino? Nu, einam kažkokiu taip tuneliuku. Šviesa tunelio gale. Kur mes čia išlindom? Ten turbūt centras einam. Na, va. Tokių bokštų šitam miestelėje 11, bet tik tai kažkuri vieną leidžia lankyti. Pažiūrėkim, kaip Italijas reguliuoja eismą. Nu, nieko mergina ar moteriškė. Nu, jokių lasdų, jokių nieko. Ramiai savo. Na, štai pagaliau mes sienoj. Ne sienoj, bet prie sienos. Rast kažką. Eisiu iš kitur, čia labai saulė šviečia. Žvėrių maudynės. Kažkoks gyvis spjaudosi vandenį, o tie nebijo savo nieko. Nu, drąsus žvirbliai šitie. Nuo 13 amžiuje 9 regentai ir valdytojai, 9, kurie valdė, išpirko šitą žemę
Šitą aikštę, nutrepusi aikštė ir simbolizuoja va, 9 juostas, va čia tokios, kaip klostės, tų 9 valdymą. O, Romos vilkė. Ne šita su mėlynu. Ne šita vilkė, šita. O šitas ta vietoj suvalgys, gal einam iš čia Nijolė. Čia pontifikas, nu čiots mint, to pontifiku. Nu, išlindam kiemuką, gražus kiemukas. Kas o? O būtina tau į skylę kokią įlysti. O, nu gražu. Sako, kiekvienas Senos rajonas turi savas vėliavas. Nu visai man Sena patinka. Atkeliavom į Saturnijos krioklius, sieros krioklė ar kokie čionai. Bet čia bandysim įlipt, prilipt, įstot, sustot, prigult, atgult. Jo Nijolė pasipiktinu, sako, šuniukai maudosi. Nu, man zin. Jei šuniukai maudosi, man gražuolės guli, mano pacientė neranda savo vietos. Nu va, mes į šitą keltą neįlindom. Tai čia tik vienas atplaukė, kitas to išvartosis keltas. Čia konvejerių varo viską. Mano žvėrį sodino. Čia reiškia keltas. Čia Italija. Ten Sicilija. Nu, va, mes šitą eilutę stovėjom. Trumpalaikis finišas Tarminoj. Nu va, kažkur link šitą kalniuką bandysim brautis, o dabar braunamės į graikišką amfiteatrą. Nu kaip, mano kompanionė. Pradinis jauduliukas ir varom į viršų. Nu, įlipau, atvažiavau šito funikulierium ir čia tokie busiukai vežioja. Nu, busiukai, ne busiukai, nesuprasiu, bet tai čia ratai kaip reikia. Mėnulio peizažas. Dar kai kas pėstutė palipo pažiūrėti. Kaip ten viršui bus, debesis čia pat plaukia, beveik nieko nematyti. Vietomis vairuotojas važiuoja, ko gero beveik nieko nemato, vadovaujantis pagaliais, kurie čia yra sukišti. Nu va, žąsinų banda išlipo. Ir kas iš to? Kažkas kažką šneka, kažkas kažką dėsto. Tai čia normalu, bet kad nieko nematyti, sukišti 62 eurus ir matyti špygą taugotą. Ir dar itališką gydo kalbą. Hebra, neleiskit pinigo, jeigu viršun kalną matot debesų daugiau. O nieko nematysit. Nu va, su šito grįšim. Einu atgal. Tai va, koks šiandien noras. Dabar jau aš apačioj. Nu va, nusileidom nuo kalno. Pradėjom mes su mamytė valgyti, ane? Ūkiškai. Ir va, pažiūrėkit, kas darosi lauke. Prie lango. Nu gali. Čia patį bėga. Nu, čia. Kaip greitai matot. Nu, kažkur užlipom mes čia. Gražus miestelis, priėjom gatvės galą. O gale va, kas matosi. Nu va, kas matosi, parodau.
pilis ar pilaitė. Visai nebloga vietelė, kas reta mums šitoj kelioniai. Gražu. Nu nieko vaizdeliai, čiudni kalniukai keisti. Nu dar priartėjom kilometriukų, pakylam dar truputį aukščiau, nu bet ir gražu čia, na, sakyčiau. Bet kad čia gal nelabai turistinis. Ai vaizdai. Ai vaizdai. Nijolė maitina Bianką. Susitikom žmogų, piemenį, pasirodo Italijai, bet jis rumūnas, kaip fainai. Ir čia visa banda. Nu va, susirinko. Užpuolė ateiviai. Ar ateivės, kas čia? Na štai, mes ir Materoje. Gavom žemėlapiuką. Pagal žemėlapiuką keliausim to jo, pažiūrėt, kas čia yra gero ir kas čia matosi. Na va, išėjom pažiūrėt panoramą. Uolos, sako, ten 120 vienuolynų yra. Vienuolynų ar ko ten, ar bažnyčių padaryta, Nijolė? Nu, bažnyčių. Nu, Matera, nu visai nieko. Gatvelėm pašliaužėti. Ne, čia paklyst galim. Saulės nėra, kaip aš čia rasiu išėjimą. Nu, rytas, kol dar neįkaito, einam žiūrėti kitą miesto pusę. Einam, kur čia eisim, ką žinau, kur aš einu. Kryptis rytai, o ten eisim. O pro kur ten eit? Važiuoja su mašina. Nu, bandysim važiuoti. Kaktusai taip valgomi, įsivaizduojat, aš prisibadžiau rankas, neturiu kur dėtis, bet jie mirkomi. Geras. Viskas apvalgys visus kaktus aplinkui, bet tik pirmą pirštinę susidės, nes jau, nu, landžiam toliau po šitą, nežinau kaip čia pain, žymybės, ką mes čia prieisim. Gal lobį rasiu? O, čia kokias vonios, ar kas čia buvo? Nu viskas, čia vaizdeliai iš to taško. Nu, Nijolė, atsisuk dar su bakiu, aš tavį amžinsiu. Pasilenksim. Vos. Apa, reikia stoti, nes jau nebepralysiu. Autobusas. Čia Jėzus, nežinau ką. O Jėzau! Nu jo, tas autobusas man atrodė mus Sutraiškis. Sutraiškis. Majorė. Kas? O šitą žmogų, kad nesivalgo. Palau, nu kur šitą?
Nu, kaip su autobusu prasilenksi? Nu, blecha, dabar nežinau. Pažiūrėkit, ant mūsų važiuoja. Ai, oi. Nevažiuoja ant mūsų, matai, nepravažiavo mūsų. Ojes. Motociklistai iš... Pažiūrėk, ten motociklus nekabinsiu. Motociklus! Ne. Ką, pasinervavai biškį, jo? Nu nieko. Varom toliau. Sorento nėra eismo, matai. Pastatysim ir eisim kažkada. Viršijate leistiną Ir vėl greitį viršinu. Nu kur čia viršin greitį, nu? Čia reikia ant 6 km per valandą važiuoti, kaip žmogui pėsčiajam. Vėl viršijate leistiną greitį. Ai, šiek tiek su savo to greičiu viršinu. Vėl autobusas prieš mus. Va šitą įlanką įsistau. Čia tas top, hop, op. To matytum milimetrą, praeina pro mano šoną. Nežinau, lemų. Čia nukrist nenoriu visai. Žinok, milimetrais šonas braukiu. Arba autobusas milimetrais braukia, kaip žinai, biškį žemyn. O čia tai ekstremas. Ne ekstremas. Viršijate Nu kaip mum, vis tiek, žinai, dabar aš taip euforija, viskas, kaip sustosim pravažiavę kelią vakare, taip jausias kažkoks tai biškį, taurę už tave. jausias toks biškį gal ir pavargęs, pažiūrėk, Išsunktas gražu, jau. fotkink, gražu, priekį, vo, per tą nišą, matai, greitis, man, puk. Nu, tik ne aš. Gerai, statybos vyksta, viskas kur gražu. Už 50 metrų staigiai sukite į dešinę. Ir suk į dešinę, ir link Neapolio, ir nevažiuok į tą Sorento valdžią. Tikrai, nu, nedaug dieviai mažas gatveles įsimalsim, kur, sakytum, pastatyti ir galėtum nueiti. Kylam kokiu štai Pompėjos miestelio gatvelėmis. Teraz kawałek tam pójdziemy, patrzę na mapę, potem tam. Nu, yra užmūryta gal pakura, gal kas. Nežinau, kas žydėjasi, bet yra kaip nufreskas gražias. O. Stovi sankryžai kažkokioj. Čia vėl gatvė. Aišku, galėtų žmonių nebūti, bet yra kaip yra. Čia gal koks kabakas buvo. Puodai, puodinės. No, it's like when the ashes covered something.
Kraupus vaizdas, kraupus, turiu pripažinti. Baisu jam buvo. Na va, pravažiuojam vieną prie jūros kažkur. Nu, žiūrim, ką čia matom. Ir, aišku, biškį apsiniaukia, vaizdas ne per gražiausias, ta prasme, iš oro pusės. O čia visur, visas pajūris, vot iš tokių. O, prašau, visas pajūris nori eik maudytis. Kur eiti? Bomžynas, ne bomžynas, nežinau. Tai čia viena iš vietų, gal dar parodysiu kaip kitur. Ir visas toks pajūris, nu kogi čia važiuoti į tą Italiją. Nu gal, ta prasme, į pliažus, gal Italija, kur kitur gražu, bet kiek mes radom, važiuojant, tai panašu visur. Na va, čia biški geresnis toks lygtai. Ir inkaras lygtai didelis. Nu va, įsivaizduojam, kad va taip visoje pakrantėje. Tuneliukas, tvoros. Čia, nu, už Neapolį antras miestelis, ar trečias į šiaurę. Nu, bet mes buvom ir kitose miesteliuose, panašu, niekur privažiuoti, miesteliai, tvoros, sustoti nėra kur normaliau pavalgyti, kad taip gražesniai vietai. V общем, tai va, mes va čia apsistojom. Nebloga vieta. Ramiai pramiegojom. Nu ir šiandien keliausim į Romą. Išėjom į aikštė kokia. Nijolė, tu nematai kokia aikštė mes išėjom? Neparašyta? Gyvūnų salė. Grindys. Kokia mozaika. Geros lubos. Tai ką daryti? Aš einu taip. Apvers, kas žiūrės, apvers. O taip, va. Gerai, apsisukau. Rafaelio mokiniai pagal Rafaelio eskizus šitą salę išpaišė 16 amžiuje. Keliaujam jau galų gale finišas į Kapelą Sistina. Nors čia negalima nieko fotkinti. Silence, please. No photo, no video. No photo. Tai kas čia žino, ką aš darau dabar? Paskutinė teismo diena. Išėjimas iš Vatikano muziejaus. O! Ir manoji bėga. Na štai. Priėjom prie
Trevio fontano. Praėjom naktinį, galvojom pažiūrėsim. Nu, pažiūrėjom. Piazza Spagna. Spagna, sako Niolė. Laiptai kokie, Ispanijos laiptai, sako, vieni iš gražiausių. Nu, kaip jums atrodo? Ir mūsų vadas dvasinis nekada. Šitoje vietoje nužudytas Cezaris. Šitoje bazilikoje. Kažkur prie jos. Nu, įdomu. Reiškia, kažkur čia sako Cezaris. Kaip jis buvo nudurtas, kiek aš iš filmo atsimenu. Nu, kažkur parašyta, kad čia yra Michelangelo kūrinys. Nu, tai yra jo projektas, kaip tenai. 16 amžiuje. Nu va, atvažiavom į monstrų parką. Eina savo, nu įdomu, išlenda iš tarp medžių. O, koks monstras. Yeah. Pegasas? Ką jis čia veikia? Vėžlys kažką neša. Kas čia atsiliepk? Aštunkojis kažkoks. Ne, pagal mane ne aštunkojis, septinkojis. Monstrė sėdi. Šių laikų monstrai. Nu, čia dar arčiau. Ne, čia laivas gal koks Nojaus su statulom. O. Nu, kas čia per tokie? O, čia pilvės skylutė pas ją. O čia ėjom ir dar vienas monstras, pats baisiausias. Kreivos namas. Nu, įdomu, fainas jausmas toks. Medžiais apaaugę. Gal čia principė augina medžius, kad taip atrodytų, lyg tai iš miško išlenda kažkas netikėtai. Čia kažkoks taip būtybė. O, žiūrėk, dramblys. Su bokšta, nešantis bokštą. Matėjai? Čia drakonas. Bet man jis panašus biškį į tave, kai tu pyksti. Kojas matau. Kuti. Neatsikėlė. O, madam kokia, žiūrėk. Nu va, keturgalvis. Nežinau, kas čia, cerberis, ne, ar dar kas nors koks. Čia to. O čia jinai. Nu, abidvi gražios. Nu va, keliaujam į Civytą. Tokių keliukų apie 2 kilometrus eisim. Nu, Civyta vis artėja. Čia kažkur reikia žingsniuoti. O va, ta Civyta jau kur. Ten teks kaip nors nueiti. Nu va, toliau nemokamai nėra šansų. Čia tikrina bilietus. O bilietas 1,5 eurų. Na, tikslas artėja. Tikslas tai tikslas, tenai jo. Įtraukiam pilvą. Ypač mano, o mažas prieš mane sustojo. Biškį pompą gavau, tai yra kvapą mažoką. Čia mes užlipau. Varom toliau. Nijolės hobis – katinai. Nė vieno katino nepraleis. Pagaliau įėjau miestelį šitą. Civytą, nu čia, ko gero, aikštė tokia. Pagrindinė kokia landinė. Čia parduotuvės Rūsy. Matai, laiptukai kokie.
Vaikštam toliau. Čia kokias tai arkos likusios. Keliaujam toliau. O, čia gražu, ne? Palauk, aš pažiūrėsiu per skylutę. Nu, gražu. Nu, vandžiam toliau. Tęsim žygį. Civyta, nu, nuostabu. Nu, gražu, jolki palki. Trauksim. Arčiau. Gražu. Nu, kiemelis gražus. Oi, kiek darai tik į mašinas. Gera, Nijolė. Nu, Nemoku net nusakyti. Kaip? Oi, dušia. atsileidžia. Įkvėpiau. Vaikštom palei Gardos ežerą. Dabar čia miestukas, kaip ten, Sirminjonė. Ir jis va iš Kišuliukas ir bandom jį apeiti. Iš Kišuliuko galutinis taškas. Toliau jau lyg tai nėra kur ir eiti. Nu ir pragaras. Dar taip neteko matyti. Čia špokai ar ne špokai. Geras vaizdelis. Ir dar pešasi dėl vietos. Važiuojam aplink Gardą. Ne visai aplink Gardą, bet Gardos rytinė pusė. Šiaip tai radau vietelę sustoti. Bet jau mes jau prie šiaurinio galo. Nuo Gardos ežero važiuojam link Trento. Nu kas pasakys, kad ne rojaus kampelis. Ir mes keliausime kažkur va čia aukštyn. Yra 3 rūšių takai. Lengvas, sunkesnis ir sunkus. Ir kažkur ten lipsim. Tokie takai va čia paruošti. Turistiniai. Rašo dar 30 minučių lipti. Nu kaip mum pensininkam, tai kokia 50 minučių. Nu va, palipėjom. Fainai. Jau čia ir kelio nebėra. Kur aš einu? O, tu pažiūrėk, ką aš pamačiau. Baravyką. Nu, einam arčiau šito pimpio. Pažiūrėti. Dar vieną piramidę užėjau. Tai mes užlipam į pačias jų viršūnės beveik praktiškai. Pasiekėm aukščiausią tašką. Nu, fainai matosi. O mes buvom daikę tokio. Lipam. Čia toliau bijau. Kažkur. Na, fainai. Mes iš ten pakilom. Va, tas tiltukas, o. Tiksliai, mes keliuku nusileisim, Niolė. Valdai, Ką? neik, nu neatsipalaiduok. Tai. Neinu laikausi. Bet va, radom nuo viršūnės kelią žemyn. Na va, reikia prie to tilto kažkaip nusileisti. Bandysim.
Sako, ne mes kelio dėl takelio. Nu mes nemetėm kelio dėl takelio, mes takelį metėm dėl kelio. Bet ir jisai žemyn. Tai gal jis neina žemyn, Jolė. Einam, nes va, kelias koks rėžiai skersi. Nu kaip nuklydom, tai nuklydom. Visus kalnus, visus vynuogynus apaikštom ir dar vis kelio nerandam. O dabar kur radom, tai ant tiek status, kad net kojas paskauda. Nu, apėjom ratuką. Ratuką. Gerą. Buvom ten, ėjom velnių žino kur. Už to vynuogyno bandėm leistis. Neišėjo, vėl kilom į kalną, kairien ėjom. Nu jau siena Italijos, Austrijos, už 5 kilų. Blemba, ne to keliu nusukom. Geresnis anoj pusės slėnio, o aš čia kažkur vėl pataikiau. Ir kur aš pataikiau? Nežinau, kur pataikiau. Su kažkuo susiplosiu toj gal. Ne, gal ne. Nu, čia rasi, kur apsisukti ir sukamės atgal. Jolė sako, ne čia. Nu, sukamės. Aš čia nenoriu. Ir nenori. Girdėjot visi, sukamės. Ne to keliu nuvažiavom. Tai va, prasidės žygis į šitą nuostabų namą. Ir taip einam pažiūrėti, kur čia. Laikykis. Nu ir kaip? Ne, ten nesilaikyk, galą patrauk. Nu pakelk rankas į viršų, lubą, pakutenk tą zuikį viršui. Gerai. Nu va, visi matot, Nijolė vaikšto per lubas. Eina kainuolį. Jo, ir kojas į mašiną. Pala. Pasišildyk. Labiški. Nu į mane pažiūrėk. Sako, biški galva apsisukus buvo, bet jau atsigauna. Ir jau įsivaizduoju vasarą, tai čia fainai. Rojaus kampelį. O garlėviukas plaukioja? Gražus kelias. Aišku, saulė šviestų būtų žymiai maloniau. Labai geltona spalva būtų gražiai. Būtų, viskas būtų, bet mums nenuskilo pamatyti kalnų normaliai. Ai, gražus ruduo. Jau mes Vokietijoj. Deutschland über alles. Iki Görlico liko 633 km. Oi, kaip gražu. Bet kad dar saulė būtų, tai būtų nuostabu. Blemba. Vokietija, matot, kur mes čia 100 kilometrų iki Dresdeno. Sniegas. Laukai sniegoti geras.